Labas rytas iš automobilio. Trečioji diena Fareruose. Tai dabar važiuosim pirmiausia užsipilti degalų pirmą kartą šitoj kelioniai. Ir tada važiuosim taip daugiau mažiau į šiauriausią visų Farerų salų vietą. Ten bus haikas, tokį kalną, man atrodo, jeigu gerai pamenu. Ir, šiaip ten bus gražu, kaip ir visur kitur. Tai va, tai oras vėl toks tradicinis iš ryto švietė saulė, dabar jau neaukėsi, bet kol nuvažiuosim, tai bus jaučiu ir rūko, ir lietaus, ir saulės, ir kelis kartus persisuks viskas. Tai va, bet šiaip fainai tas, kad nepliaupia lietus. Jau jeigu lyja, tai tokia lengva dulksnelė būna ir ten biškai pakrapnoja, bet kad taip pliauptų, tai nebūna. Taip skristai čia toks oras, nebūna taip karšta kaip pas mus, nebūna taip šalta kaip pas mus, nelyja taip stipriai kaip pas mus, toks viskas per viduriuką. Tai sąlygos tokios kaip ir atšiaurios, bet kaip ir tokios, lietuviams tinka. Tai va, gerai, lekiam. Tiek čia už pusę bako, 24 eurai. Netelpa? Skirtas kronomis. Jo, atvažiavom prie mokamo haiko, bet tas mokamas čia toks, kad tiesiog dėžutė arba tiesiog pavedimas. Tai jeigu būsi nesąžiningas žmogus, tai gali ir nemokamai praeiti. Bet mes sąžiningi žmonės, mes įmetėm maždaug 50, tai yra maždaug 400 kronų. Tai ten kažkas gaunasi, jei kronom, 400 kronų reikia, tai maždaug ten apie 3 eurai gaunasi, pavedimo atlikti per programėlę neišeina, kadangi jau čia tarptautinis pavedimas. Tai va šitaip. Tai va, ir kol važiavom čia, tai spėčiau, kad daugiau laiko buvom tuneliuose, negu kad ne tuneliuose. Nes iš vieno išvažiuoja į kitą įlendį, iš vieno išvažiuoja į kitą įlendį. Ir važiuoja belenkai ilgai. Tai va. Ir dabar esam, neatsimenu pavadinimo, bet čia yra toksai haikas. Jau stata. Lipsim į kalną.
Bet kalnas visas debesyje. Tai nežinau, kiek ko pamatysim. Bet čia kažkas kvepia. Augalai kažkokie. Kažkokie jo. Nu tai va, tai pasižiūrėsim, Eik, kiek čia kaip kas čia bus. stata. Kerta koja. Tenai savim labirintai. Jau visai aukštai užlipau. Bet čia gal kažkas apie vidurį būtų. Sunku pasakyti, nesimato. Jo. Bet tik blogai, kad paskui rūkas bus. Nesimatys aplinkui nieko. Gal ir neapsimokės lipti iki pat viršaus. Žiūrint, kiek tas viršus. Kaip tau vaizdas, Justinai? Vaizdas taip pasaka. Nusprendėm iki pat viršaus nebelipti, nes šiaip status, liūdžu, akmenys, čia dar upeliai visokie skverbėsi teka, tai nu rūkas viršuje, aišku, tai užlipus vis tiek nieko labai nesimatys. Tokios didelės prasmės nėra lipti. Toks pat vaizdas gražus matysis, spėjau. Tai nežinau, kokiam čia aukštyje esam, bet gan aukštai ir lipsim žemyn dabar po biškį. Nes irgi sudėtingoka bus leistis šitais slidžiais akmenuotais takais. O aš jau turiu baimę lipant žemyn Jo. po Vokietijos. Prieš tai nebijau, drąsiai eidavau visur, bet ten buvo gera pamoka, ypač kai dar pavargus buvau. Jo, tai aš tada lipsiu pirmas, jeigu ką tai skink mane. O jie abu nusiskinsim, kas Nu, tada? Tai tada būk viršuje ir ant manęs čiuožk. Aš būsiu kaip lenta. Štai ką vedęs vyras daro, kaip aukojas. Taip. Tai va, gerai, tada einu. Džiaugiuosi, kad nusprendėm nelipti iki viršaus, nes jau ne tik, kad viršūnės nesimato, bet jau ir kur grįžti atgal nebesimato. O praėjo kokios, 10 minučių, kažkas panašaus. Ir visiškas pienas. Jauka, ką ten? Vėjas tai belenkoks. Atrodo, ne, gal ne tiek atvirsti ir laiko, bet baisiai stiprus.
Atvykome prie Klaksviko miesto, jeigu čia miestą galima vadinti, gal miestas. Miestas jau didelis. Man čia visur miesteliai. Ir dabar einame į Klakur haiką. Nežinau, ką pamatysim, bet kaip ir visur čia bus gražu. Reikia lipti ir grožėtis. Taip. Nesibadės man. Visiškai. Va, nustojo gūsis pagaliau, o tai pūtė. Gal kiek jau rimsta? Ne. Tai va, lipam čia šitą haiką, užlipam iki pusiaukelės maždaug, irgi sukamės atgal. Kažkaip nuovargis labai jau jaustis pradėjo, ne? Ir tau jaučias, nes man tai jau jaučias. Taip, jau taip biški, aš dėl tavęs. Pusiau. Aš dėl tavęs labiau, kad tu jau pavargai. Šiaip tai dar galėčiau lipti. Bet jo, taip jau. Nu, žodžiu, verta čia atvažiuoti, verta ir čia užlipti, ir vaizdai ofigienė. Kalnai, vandenynas, čia fjordai gal skaitosi šitie tokie, nežinau, tinkamų čia aš pavadinimų, bet, žiauriai gerai atrodo. Dėl gamtos verta atvažiuoti. Miestelį, tai miestai nieko labai spūdingo, visi vienodi pastatai. Nėra, kad išsiskirtų kažkas, bet gamta tai vau. Jo, čia pakeliauti tikrai vertėjo atvažiuoti, nesvarbu kiek kainavo, bet vertėjo. Kartą gyvenime visiems rekomenduoju čia atvykti. Na, aišku, tiem, kurie per daug netaupo. Na, kad ir taupo, žinai. Na, ir taupo, bet turiu omeny, kad kai kurie tyčia keliauja ten, kur truputį pigiau, tai čia tikrai nėra pigiau. Ar maistas, ar vėl kad dėl šito. Gerai, leidžiamės žemyn ir tada važiuosim jau namo. Nu, ne namo, vis namo noriu sakyti. Nu, laikini namai. Jo, į butuką, žodžiu.